natūraliai, kai darom garso izoliaciją, didinasi komfortas ir kai per komfortą, per tylą žmogus irgi galvoja tada apie muziką arba Toyotum aplamai. Praktiškai visada keičiam kolonėlės, nes ten labai tokios silpnos yra sudėtos. Sudedam garso izoliaciją, sudedam garsiakalbius ir pasidaro ženkliai geresnė muzika. O muzikantai, kurie specializuojasi atvirkščiai, jie deda muzikos aparatūrą ir jau ten privaloma garso izoliacija sudėti į duris. Nu, ten kitaip ta aparatūros pinigai išmesti neatidirbs savo darbo, jeigu nesudėsi duris garso izoliacijos. Ten jau pagal nutilėjimą turi į sąmatą įtraukti bent jau durims garso izoliaciją. Visi dalykai, kas yra susijęs su muzika, mums galim 100% konsultuoti patys, pasakoti, siūlyti paketus tikrai pasiūlysim, nei vieno dar nenuvylėm. Ką naujam automobiliui kartais darome, tai kai nori geresnės muzikos, tai labai geras toks, sakysim, paketas yra nedidelis stiprintuviukas, kuris telpa už magnetofono, didelės instaliacijos nėra, nereikia saugiklinių, nereikia laidų, nereikia stiprintuvo didelių. Tada pakeiti kolonėlės, jau ten gal tada jau verta ir geresnės dėti, aukštesnio galingumo, aukštesnės kokybės.